sekmadienio homilijos pavadinimas – patekti į rankas. Morkaus savo Evangelijoje 9 skyrius 30-37 eilutės mums pasakoja apie tai, kad jis dalinasi nieko neslėpdamas su savo sekėjais, savo rinkėjais, kuriuos vadina ne tarnais, bet draugais. Jisai sako, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Ką reiškia šie žodžiai? Mokiniams tai buvo neprimtina žinia, todėl labai taip žmogiškai, kai mes nenorime girdėti blogų dalykų, kaip maži vaikai, stengiamės nuduoti, kad neišgirdom, arba uždarom savo ausies klapanus ir kad išgirstumėm tik tai, ką norime girdėti. Tačiau viešpats nesiruošia taikstytis ir prisiderinti prie mūsų. Jisai ne kartą yra jau pasakęs, aš va toks esu lyderis, esu toks viešpats, toks karalius. Jėzaus žodžiai, kad žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, pats sakinys yra labai gražus. Dabar pirmajame skaitinyje irgi buvo kalbama apie tam tikras rankas, į kurias žmogus nebus atiduotas. Ir čia, pirmajame skaitinyje, iš Išminties knygos 2 skyriaus 12-20 eilutės, ten buvo pasakyta, pranašas sako, Dievas padės jam, išgelbės jį iš priešų rankos. Mielieji, Dievo pažadas išgelbėti savo pateptai, saviškį, savo komandos narį, pažadas skirtas priešui, kad iš priešo rankų išgelbės, bet ne iš žmogaus. Taigi, žmogus nėra priešas, nes Jėzus ką tik tai pasakė, kad žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Labai gera žinia prieš visus rinkimus ir ką tik tai norit, kai mes bandom matuoti per mūsų žmogišką prizmę, kas yra mūsų priešai, kas draugai. Priminsiu, ką tik geroji žinia. Žmogus nėra priešas. Labai norėčiau, kad tai garsiai ištartumėt, nes tai yra pranašiški žodžiai man asmeniškai ir taip pat, ko gero, visai bažnyčiai. 3-4. Žmogus nėra priešas. Aleliuja. Taigi Dievas savo draugą išgelbės iš priešų rankų, bet ne iš žmonių rankų. O čia Jėzus sako, kad žmonės jam nėra priešai. Biblijoje vienintelis, kuris pavadinamas priešo titulu, tai yra velnias, piktoji dvasia. Todėl nesumaišykime šio labai svarbaus dalyko, kitaip nesuprasim viso mūsų gyvenimo esmės kaip tie apaštalai. Ir čia Jėzus sako, kad žmogaus sūnus, tai reiškia Mesijas, bus atiduotas į tų žmonių rankas. Dabar į kokias rankas pirmiausiai pateko Jėzus? Pirmosios rankos, kurios paėmė žmogaus sūnų. Kaip to žmogaus vardas? Noriu garsiai išgirsti. Asmuo, kuris pirmasis paėmė Dievą į savo rankas, to žmogaus vardas labai noriu, kad garsiai pasakytumėm Marija. Aleliuja. Primenu vėl klausimėlį. Ar Marija, kaip žmogus, Marijos rankos yra priešo rankos? Žinoma, kad ne.
Marija nėra priešas. Po to kitos rankos paėmė Jėzų, šalia Marijos buvo dar vienas asmuo. Gal žinote, tai buvo vyriškos giminės, jo vardas Juozapas. Aleliuja. Ar Juozapo rankos yra priešiškos Jėzui? Nėra. Aleliuja. Taigi, viskas tvarkoja, pranašystė pildosi. Dievas, visatos kūrėjas, bandykite dabar įsivaizduoti, jūs turite, bandykim palyginimą tokį duoti, tokią labai jautrią plazmą, kuri, žinot, taip kaip drebutis kažkoks būtų, va taip, jis taip juda, o ten viduj yra viso pasaulio visatos energija, jėga, nuo kurios, kaip sako astrofizikai, prieš beveik 15 milijardų metų įvyko didelis bum. Ir tas bum vis dar vyksta, plečiasi visata. Dabar, kad įsivaizduotumėt, kokia atsakomybė yra tau ir man, kadangi Dievas va tą jėgą tokioj jautrioj, sakykime, plazmai, kurią galime taip pat, jinai tu ją pradursi ir viskas išbėgs. Duoda žmonėms į rankas, tai reiškia man į rankas. Klausimas dabar mums, kaip elgiamės, ar atsargiai elgiamės su Jėzumi? Jūs dabar turite didžiulę malonę. Po visų pandemijų, visų nelaimių, kurios ištiko žmoniją prieš keletą metų, netgi katalikų bažnyčia Lietuvoje priėmė sprendimą mumis patreniruoti. Su mumis kunigais viskas aišku, bet išdrįso, jau sako, tikrai žemaičiai jau tikrai yra sąmoningi, dabar tą Dievą, visatos kūrėją, pabandysim duoti į jūsų rankas. Kas jau laikėte Dievą savo rankose? Pakelkit ranką. Aleliuja. Esate ėmę Kristaus kūną, Kristų į savo ranką, kai ėmėte komunijos. Buvo tokie laikai, ypatingai pandemijos metu, ar ne? Kažkaip taip daugiau mažiau, netgi visi buvo rekomenduojami palaikyti Jėzų savo rankose ir jį priimti į save. Taigi šios dienos mintis toliau vystosi, įtampa kyla ir Viešpats sako, štai tos mano mamos ir mano žemiško tėčio rankos mane laikė, užaugino, glostė, kaip jūs, brangus tėveliai, laikote savo vaikučius, juos glostot, saugot, kad tik jis neparkristų, visokių ten apsaugų tiems vaikams sugalvojam. Ir po to, kai jau Viešpats užaugo, net kai jau Jėzus sukako 12 metų, tėveliai pirmą kartą paleidžia iš savo tėvelių rankų savo sūnų 12-metį Jėzų. Ką daro jų sūnus? Jis apsidairė, kad dabar gavo laisvę ir kažkur dingo. Prisimenat, kiek problemų mamai, Marijai ir Jėzui, žemiškam tėveliui, pridarė 12 metų Jėzus. Nes tėveliai išdrįso, neišsigando, kaip kai kurie mūsų tėveliai vis dar laiko sukaustę savo tuos vaikus kontrolės dvasia, prikaišėm visokių telefonų. Iki tokių kvailyščių girdėjau, kad kažkas netgi kažkokį ten mikročipsą, kaip šuniukui savo vaikui įstato, kad žinotų, kur vaikas yra. Pagal tas navigacijas seka, ar nuėjo į mokyklą, ar nenuėjo. Taigi, tėvelių rankos, jos mums yra pavyzdys. Nepasilaikykite vaikų savo, kad ir kokie būtų brangus. Taip kaip Jėzaus tėveliai nepasilaikė, jie leido savo vaikui kvėpuoti. Tos rankos, į kurias Dievas atidavė savo brangiausią sūnų, tos rankos pasitikė dangiškojo tėvo meilė ir apsauga.
Ir nuo to laiko Jėzus jau pats turi galimybę nuspręsti dabar, į kieno rankas jisai atsiduos. Ir sakoma, kad žmogaus sūnus, jisai savo norų atidavė save jau į kitų žmonių rankas. Ir tie žmonės buvo dėja suaugę. Tai buvo neateistai, tai buvo izraelitai, jo tautiečiai, kurie tikėjo Dievą, kurie laukė Mesijo. Bet kai Mesijas atėjo, sako, štai aš, imkite mane, valgykite mane, štai mano kūnas ir kraujas, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą. Kokia buvo jo tautiečių reakcija? Didžioji dauguma jo tautos žmonių, jo parapijiečių nuo jo nusisuko. Netgi jo mokinių didžioji dalis paliko Jėzų, kuris sako, imkite mane, aš atsiduodu į jūsų rankas. Jis sako, ne, neimsim. Bet galiausiai, kai Jėzus vis dar laikė taip ištestas savo rankas, paimkite mane, kaip tie maži vaikai, žinot, kaip tie vaikiukai tiesia rankytės į savo tėvelius. Ir štai atėjo diena, kai jie panoro paimti Jėzų tik tai ne todėl, kad jį paglostytų kaip vaiką, bet štai tų protingųjų, tų baigusių mokslus, kurie ypatingai tiki mokslu labai, tie, kurie tiki religiją, nuosavų teisumu, tiki pasaulio politikų gale, jie nusprendė irgi dabar palaikyti Jėzų savo rankose. Kas iš to gavosi? Dėmesio dabar visiems vaizdinė priemonė. Ten jį pakabino. Vietoj to, kad parsivestų Jėzų pas save į namus, kaip tai padarė daugybė kitų paprastų žmonių. Ir šimtininkas, ir pagonis, mes lietuviai taip pat, daugelis iš jūsų parsivedėt Jėzų, įsidėję savo širdelę, priėmė komuniją pas save į namus. Bet labai dar didelė pasaulio žmonių dalis štai ką padaro, kai patenka į jų rankas meilė. Tačiau Jėzus, jis neišsigąsta. Jisai leidžiasi, kad mes su juo darytumėm, ką norim, kadangi meilėje nėra baimės. Brangus tėveliai ir mamytės, jeigu jūs tikrai mylite savo vaikus, ne žodžiais, bet darbais, parodykit savo meilę, pasitikėdami dangiškojų tėvų taip, kaip tai padarė Marija su Juozapu. Neužgoškite savo vaikų kontrolės dvasia, neuždusinkite jų telefoniniais skambučiais ir pastoviai, kur tu esi. Pasikliaukite viešpaties apvaizdą. Taip pat vaikus mokinkite, va čia dabar jau bus sunkiau šiek tiek. Jūsų pavyzdys, jūsų vaikus paruoš būti naujoji tėvelių karta, kurie nesudeda vilčių į draudimo kompanijas, į biomediciną, į atomų ir molekulių visokius ten išradimus, eksperimentus, bet pasitiki Dievu. Ir jie, jūsų vaikai, kai augins savo vaikus, bus tokio nusistatymo kaip pirmieji tėveliai. Ir būtent į tokių tėvelių rankas Dievui saugu yra patikėti, atiduoti dar daugiau dovanų. Kodėl Lietuvoje taip sumažėjo vaikų? Kodėl ES miršta, tiesiog sensta, tiesiog ne tai, kad metrais, kilometrais? Todėl, kad nebėra tų tėvelių, kurie savo rankomis, kurie gauna vaikus, gauna dovaną, patikėtų, atiduotų tėvui savo tas brangenybės.
Ir finalas tebūnie mums žinomas, kad šie dalykai suprantami tik tokiu atveju, jeigu tampame maži kaip vaikai. Kai apaštalai nesuprato daug dalykų, ką sakė Jėzus, Jėzus paima mažą vaiką, pastato tarp jų ir apsikabinęs jį pasako: kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. Labai gražus gestas šios homilijos finalui. Pats Jėzus dabar kažką paima. Dabar jo rankos paima mažą vaiką. Brangūs suaugę ir vaikai. Jeigu norite, kad jumis Dievas paimtų į savo rankas, nesigėdykite būti maži. Pasakysiu, ką reiškia suaugusiųjų kalba būti mažam arba būti dideliam. Didelis ir didis tai nėra tas pats. Pavyzdžiui, Rusija yra didelė, bet nedidi. Lietuva nors yra mažytė, bet yra didinga šalis. Kai mes gimėme, mums Dievas ištarė, jis bus didis, ne didelis, bet didis Dievo ir žmonių akise. Didybės sėkla yra mažame vaikutyje. Ta momentą, kai tu norėsi sukontroliuoti, būti jau toks didelis, suaugęs, dovanok, tave bus labai sunku paimti į rankas. Išvada: pakluskime Viešpačiui, prašykime, kad Dievas mane padarytų tą mažutėlį su didinga siela, tuo didžiu charakteriu, didžia ateitimi. Amen.